Norėdami apsaugoti savo robotą, galite uždėti virtualią tvorą. Kaip tą padaryti? Einam į savo kiemą arba My Yard. Pasirenkam 3 taškus viršuje, pasirenkam Geofence ir matom savo žemėlapį. Kitas būdas – paspaust dantratuką viršuje, nueit į Privacy and Security ir pasirinkti Geofence. Kada mes jau esam šiam lange, mes matom savo žemėlapį ir mes galim tiesiog apžymėti, paspausdami pirštu ant ribų, uždėti virtualią tvorą. Žymėkite šiek tiek daugiau, kitu atveju robotas gali signalizuoti net darbo metu. Kada viską apžymim, spaudžiam Save, išsaugot poziciją ir mes tvorą taip uždedame. Tam, kad jinai veiktų, reikės uždėti notifikaciją. Vėl grįžtam 3 taškelius, savo žemėlapį, Geofence ir tiesiog paspaudžiam ant Notification burbuliuko, kad jis pasidarytų geltonas. Tokiu atveju, jeigu robotas yra išnešamas iš šių ribų, jisai pradeda pypsėti, o jūsų telefone iškrenta pranešimas, kad robotas yra išneštas iš zonos ribų.